Sveiki. Vėlgi, kas manęs nežino, esu Rytė, 2 metų taip pat skubios medicinos rezidentė. Ir iš karto noriu padėkoti už tiems, kas padėjo man paruošti šitą pranešimą. Tai gydytojas skubios medicinos Martynas Banys bei kardiologas Tautvydas Platukis. Tai iš karto ir pradėkim, kodėl iš viso kalbu apie širdies nepakankamumą. Tai 20 metų duomenimis Europoje net virš 15 milijonų žmonių buvo nustatytas širdies nepakankamumas. Lietuvoje Vilniaus higienos instituto duomenimis 21 metais turėjom 30 atvejų 1000 gyventojų, kas irgi yra daug. 3,5 paciento 1000 gyventojų buvo stacionarizuoti, o iš 1000 stacionarizuotų pacientų mirtingumas siekia netgi 221 atvejį. Ir vėlgi, kadangi visuomenė senėja, gretutinių ligų tiktais daugėja, tai manau ir širdies nepakankamumu sergančių pacientų skaičius tiktais augs ir su tuo vis dažniau susidursim. Tai kokie tie tipai širdies nepakankamumo, tai vėlgi gali būti ūminis ir lėtinis. Ūminis naujai atsiradęs arba lėtinis paūmėjęs tiesiog širdies nepakankamumas. Vėlgi, kieno yra disfunkcija, kairio skilvelio ar dešinio. Kairio tai dažniausiai stebėsim perkrovą plaučiuose, o dešinio daugiau kaip kairio skilvelio dažniausiai pasiekime nepakankamumo ir stebėsim perkrovą jau tada daugiau sisteminė, tai yra galūnio edema, kepenų bei bendrai centrinės venos perkrova. Ir kitas skirstymas yra į sistolinį ir diastolinį arba kombinuotą. Tai sistolinis, kuomet turėsime sutrikusią širdies veiklą, būtent kontrakciją, sumažėja išmetimo frakcija, dėl to, kad širdies siena yra per silpna, jinai suplonėjusi ir negali pakankamai išstumti kraujo. Tuo tarpu diastolinė funkcija, kuomet sienelė bus kaip tik sustorėjusi, jinai gali būti tokia per daug tvirta, todėl jinai neatsipalaiduos pakankamai, neprisipildys krauju ir negalės atitinkamai išstumti jo. Nors išmetimo frakcija jinai bus normali, tai yra tiksliau ne išstumti, o tiesiog prisipildyti ir atsipalaiduoti, kad atliktų savo darbą. Ir kokios tos priežastys širdies nepakankamumo, tai nuo miokardo ligų, endokardo ligų iki širdies vožtuvų ligų, lygiai taip pat genetinių, aritmijų, laidumo sutrikimų širdies, kardiotoksinių vaistų, taip pat didelio minutinio tūrio būklės gali sukelti širdies nepakankamumo simptomus. Ką turiu omeny, tai kai yra sumažėjusis sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas, vystosi hipotenzija, atitinkamai aktyvuojasi RAS sistema ir didėja druskų bei skysčių sankaupa, susilaikymas organizme ir vėlgi turime širdies nepakankamumo simptomatiką. Tai kokia ta klinika paciento, tai jisai dažniausiai tradicinis tas pacientas, kuris skundžiasi, kad jisai dūsta, ar tai fizinio krūvio metu, arba miega su 3-4 pagalbėm, nes kitaip negali, atsibunda nakties metu, gal ramybėje jau jį dusina, jisai greitai pavargsta, silpna, mažas apetitas gali būti, fizinio krūvio tolerancijos sumažėjimas. Ir apžiūrint pacientą gali matyti periferinės edemas, išsipalpuoti padidėjusias kepenis, pastebėti, kad kaklo venos išsiplėtusios, jeigu būklė sunkesnė, galim taip pat ir ascitą stebėti pas pacientą, išsiklausyti stazinius karkalus. Ir rizikos veiksniai, kokie priskiriami, tai arterinė hipertenzija, jūsų širdies ligos, cukrinis diabetas, vyriška lytis, amžius virš 65 bei nutukimas. Taip pat pagal simptomatiką skirstinti mums padeda NIHA klasifikacija, tai pirmoji klasė, kuomet pacientas bus stabilus ir nesiskųsis nei vienu iš simptomų, tiksliau nesiskūs simptomais nei fizinio krūvio metu, nei ramybėje. Klasė antroji, kai limituotas fizinis krūvis, bet ramybėje pacientas jausis gerai. Trečioji klasė, kai jau fizinis aktyvumas bus tikrai apsunkintas, bet ramybėje pacientas vis dar jausis pakankamai komfortabiliai. O ketvirtoji klasė, kai jau jo fizinis krūvis ir ramybės metu gyvenimas yra apsunkintas.
Na ir kokia ta diagnostika, svarbu nepamiršti įsivertinti tiek bendrą kraujo tyrimą, elektrolitus, ar neturim kažkokio disbalanso inkstų ir kepenų funkciją, vien tik todėl, kad vertinant kažkokius funkcijos sutrikimus didėja ir aprašoma mirštamumo didesnė rizika bei apsunkintas paciento gydymas, todėl atitinkamai reikėtų pagalvoti, kai išleidžiam pacientą namo ar stacionarizuojam, kokia jo bendra būklė, ne tik tais širdies nepakankamumo būklė. Vertinti troponiną dinamikoje, tai nėra sukėlusi priežastis, ir taip pat įsivertinti natriuretinius peptidus, kurį daro ligoninėje, kurio nors jautrumas 90%, bet specifiškumas jisai mažas, todėl turim nepamiršti vertinti šito tyrimo dinamikoje, palyginti, jeigu pacientas buvo pas kardiologą, kokia jo yra ankstesnė vertė, taip pat nepamiršti, kad natriuretinis peptidas jisai didėja su amžiumi, su širdies, plaučių ligomis, o mažėja, jeigu pacientas yra nutukęs, pavyzdžiui. Taip pat įsivertinti elektrokardiogramą dėl išemijos, aritmijų, krūtinės rentgenogramą dėl veninės stazės, nors taip pat turėti omenyje, kad 20% galim tiesiog nieko nerasti rentgenogramoje pakitimų. Taip pat skubios pagalbos skyriuje, kas, manau, yra mūsų slaptasis ginklas, tai ultragarsas, kurį galim jau panaudoti per antrinės apžiūros metu, daug anksčiau negu gavus visus anksčiau minėtus tyrimus ir atlikus ir jų atsakymus gavus. Tai įsivertinti, ar nematom B linijų, ar nematom skysčio pleuros ertmėje, koks tas voleminis statusas paciento, ar širdies koks kontraktiliškumas. Na ir žinoma, echokardiografija atsakytų į daug labai klausimų, jeigu galėtumėm ją pasidaryti. Tai vėlgi priklauso nuo specialisto galimybių bei įgūdžių. Čia taip pat kardiologų vienas iš algoritmų, tai kaip ir matom, pirmiausia įtariam būklę, ir tada jau vertinam natriuretinį peptidą. Kardiologų teigimu jisai yra neatsiejamas nuo širdies nepakankamumo diagnostikos ir taip pat šita lentelė mums gali padėti atsakyti į klausimą, kadagi pacientą atmesim šitą diagnozę pacientui, kada jį reikėtų stacionarizuoti, padėti įsivertinti. Tai kaip ir matot, su amžiumi vertė tikrai pakankamai didėja nemažai. Na ir prieš perinant prie medikamentinio gydymo noriu paminėti ir nemedikamentinį, kuris taip pat labai svarbus užtikrinant paciento gerą širdies nepakankamumo kontrolę. Tai iš jų vienas svarbiausių tai skysčių balansas. Ką tai reiškia, kad kiek pacientas skysčių suvartoja per parą, tokia ir turėtų būti jo diurezė. Atitinkamai, jeigu išgėrė 2 litrus, o išsišlapino litrą, tai tas litras kažkur pasidės į audinius ir kaupsis. Tai todėl rekomenduojama pacientams ir svarbu paaiškinti, kad jie turi sekti savo diurezę, turi sekti savo svorį, vertinti, ar jo nedidėja skysčių sąskaita. Taip pat svarbu mažinti rizikos veiksnius, užtikrinti fizinį pajėgumą, imunizaciją ir mokyti šeimos narius ir aplinką, kad atskirtų tą būklę ir kreiptųsi pakankamai anksti. Na ir medikamentinis gydymas, tai pirmiausia simptominis, taip, skysčių perkrovą mes mažinam diuretikais ir tada priklausomai nuo širdies nepakankamumo išmetimo frakcijos, jeigu jinai yra daugiau negu 50%, tada NIHA 2-3 klasėje yra rekomenduojami SGLT2 inhibitoriai, o prie sumažėjusios frakcijos mažiau 40 yra rekomenduojamas pakopinis gydymas, pradžia nuo AKF ir ARB inhibitorių, tada pridedant beta-adrenoblokatorius, MRA ir galiausiai SGLT2 inhibitorius. Šitą gydymą jau skiria gydytojas kardiologas, padeda šeimos gydytojas kontroliuoti, užtikrinti dozuotes ir jeigu reikalinga keisti vaistus pagal grupes. O vidurinė klasė, ta išmetimo frakcija yra nuo 40 iki 50, tada mes jau turim, kaip sakant, individualizuotą gydymo parinkimą. Tai, pavyzdžiui, pacientui po miokardo infarkto galime rinktis AKF inhibitorius, beta-adrenoblokatorius ir pagal efektą pridėti MRA.
Na ir žinoma, taip pat svarbu ir gretutinės ligas koreguoti ir užtikrinti jų kontrolę, tai kaip arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, inkstų funkcijos užtikrinimas. Na ir instrumentinis gydymas, tai yra implantuojami širdies prietaisai, tai būtų kardioverteris defibriliatorius, kuris padeda išvengti širdies mirties, staigios mirties ir širdies sustojimo, tai jisai yra implantuojamas pacientams, kuomet įvyksta staigus širdies sustojimas arba yra simptominės skilvelinės aritmijos, bei taip pat individualiai vertina paciento riziką, kuriems to reikia, kai yra širdies nepakankamumas su kardiomiopatija, išmetimo frakcija 30-35, medikamentinis gydymas jisai skiriamas, bet galimai, pavyzdžiui, jo nepakanka, pacientas išgyvens bent metus, tada galima taip pat implantuoti kardioverterį stimuliatorių. Na ir širdies resinchronizuojantis gydymas, kuomet yra implantuojami stimuliatoriai, jie pagerina paciento širdies sistolinį darbą ir sprendžiama dėl jo implantacijos tada, kai vėlgi turim širdies nepakankamumą su sumažėjusia išmetimo frakcija, NIHA 2-4 klasę, praplitusį QRS ir kairės lyso pluošto kojytės blokadą. Tai tada kaip ir visada rekomenduojama ir indikuojama implantuoti, jeigu turėsit NIHA 1 klasę QRS daugiau negu 150, tada irgi rekomenduojama galvoti apie tai, o jau prie kitų laidumo sutrikimų individualizuotas tas sprendimas. Na tai įsivaizduokim, kad esam skubios pagalbos skyriuje ir turim pacientą su ūminiu širdies nepakankamumu. Tai ką mums svarbu įsivertinti, hemodinaminį statusą, perfuziją, kraujospūdį, tai jeigu trumpai turėsim hipertenzinį ūminį širdies nepakankamumą, daugiau turim galvoti apie plaučių edemą. Jeigu normotenzinį, tai daugiau apie sisteminę edemą, na ir hipotenzinį turim pagalvoti apie kardiogeninį šoką. Taip pat išsiaiškinti, kokiegi tie priežastiniai veiksniai, kurie sukėlė širdies nepakankamumą ir jo paūmėjimą, ar tai kardiologinės priežastys, ar nekardiologinės. Tai kaip pavyzdį galiu pateikti, pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimą, jeigu širdies susitraukimų dažnis jisai nėra koreguojamas, tuomet vystosi ir paūmėja širdies nepakankamumas, tai mes vis tiek turėsim pulsą koreguoti, normalizuoti beta-adreno blokatoriais, maksimaliom dozėm, kurias galim duoti, jeigu reikia pridėti digoksiną. Ir tada jau pacientas, jeigu susinormalizavo pulsas, pasieks kardiologą atitinkamai, turim užtikrinti antikoaguliantus, na ir pasakyti jam, kad vis tiek koreguotų tą dozę vaisto, jog jo širdies susitraukimų dažnis ramybėje būtų mažiau 90. Čia labai daug neapsistosiu, nes manau, Gabrielė apie tai šnekės, bet vėlgi, jeigu turim ūminį širdies nepakankamumą su hipertenzinė būklė, mums svarbu mažinti prieškrūvį ir pokrūvį. Jeigu yra hipervoleminis pacientas, tai tada skatinti ir skysčių pašalinimą, na ir žinoma, rasti ir šalinti pačią priežastį. Tai kaip ir turim pacientą, turim, kaip sakant, galbūt jam jau ir pagerėjo, tai vis tiek mums svarbu įsivertinti, kokia ta rizika, ką mums su juo veikti toliau. Ar mes jį galim stacionarizuoti tiksliai, ar išleisti namo. Tai dėja, nors ir turim skaičiuoklės, bet jos mums į tą galutinį atsakymą neduoda. Ir specialistai rekomenduoja vis tiek vertinti bendrai paciento būklę ir visumą, tam, kad atsakytumėm į šitą klausimą. Taip pat, kaip ir minėjau anksčiau, yra lentelė, kuri taip pat vertina natriuretinį peptidą, padeda mums irgi pasufleruoja, koksgi dinamikoje vertinant, taip pat koksgi gali būti pacientų tolimesnė kokia eiga. Na tai kokios tos stacionarizavimo rekomendacijos, tai jeigu turim pirmą kartą nustatytą ūminį širdies nepakankamumą, tai pacientas turėtų patekti į stacionarą vien tik dėl to, kad jam reikalingas tolimesnis, detalesnis ištyrimas, jam reikia nustatyti priežastį ir paskirti gydymą. Jeigu pacientui reikalinga kažkokia daugiau tolimesnis gydymas, tai reiškia invazinė
ventiliacija, gal jam reikia vazodilatatorių, diuretikų, nuolatinių infuzijų ar vazopresorių, jeigu jam išlieka hipoksija ir jeigu nematom atsako į gydymą, nepakankamai yra diurezinė. Taip pat turim nepamiršti ir socialinių aspektų, gal pacientas nepapuls pas kardiologą, gal jis turi kažkokių psichiatrinių ligų arba jo socialinis statusas vėlgi toksai, kad jisai namuose su tuo nesusitvarkys. Na ir taip pat įsivertinti rizikos faktorius jau individualiai, kurie literatūrų duomenimis didina mirtingumą, tai yra hipotenzija, padidėjęs troponinas dinamikoje vertinamas, sutrikusi inksto ir kepenų funkcija bei elektrolitų disbalansas. Na ir kai rekomenduojam pacientui, kokios tos rekomendacijos išleidimui ar pervežimui, tai būtų išsiaiškinti žinoma priežastį širdies nepakankamumo ir ją šalinti. Jeigu ją pavyko padaryti skubios pagalbos skyriuje, tai jau pasiekta yra daug. Taip pat vėlgi, kaip ir minėjau, paaiškinti pacientui, kas yra tas skysčių balansas ir kaip jį užtikrinti. Taip pat jeigu pacientas yra sąmoningas ir supranta savo būklę, netgi jisai gali ir pats diuretikus koreguotis ir jų dozes. Tai yra, jeigu matosi, kad simptomai ūmėja, kad jisai gali daugiau tų diuretikų tą dieną suvartoti kelias dienas ir vėlgi matyti pagerėjimą ir sumažinti jo dozę. Rekomenduojama diuretikus vartoti mažomis dozėmis, bet kiekvieną dieną, lyginant, jeigu mes didintumėm intervalus. Tai poveikis būtų geresnis mažom dozėm kiekvieną dieną vartojant. Taip pat dažnio kontrolė, užtikrinti, kad pacientui skiriamas tas pakopinis gydymas, jeigu ypatingai yra širdies nepakankamumas sumažėjusia išmetimo frakcija. Jeigu pacientui neskiriamas šitas gydymas, tai kad informuoti, jog jisai turėtų patekti pas kardiologą ir apie tai turėtų būti pagalvota. Kad užtikrinama būtų gretutinių ligų kontrolė ir kad pacientas, žinoma, laikytųsi gydymo režimo. Ir taip pat noriu paminėti, kad yra širdies nepakankamumo kabinetai, tai tiek Šiauliuose, tiek Kaune jie veikia ir manau ir kituose didžiuosiuose miestuose jie veikia. Tai kalbant apie Šiaulių ligoninę, būtent šitas kabinetas priima pacientą netgi iki 4 kartų per metus. Ir pacientai siunčiami šeimos gydytojo arba gydytojo kardiologo po stacionarinę širdies nepakankamumo gydymą, kai reikalinga didesnė kontrolė. Tai jie skubios medicinos gydytojai negali siuntimų išrašyti, lygiai panaši praktika ir Kaune, kas dirba, tai Kaune taip pat tik tai šeimos gydytojai arba kardiologai gali siųsti pacientą dėl būtent stacionarinio gydymo poreikio, kad po to tik tais gali patekti pacientas, šitos informacijos nebuvo man pateikta. Tai tikėkimės, kad galim ir ambulatorinis tiesiog pacientus nusiųsti.